Apsistojame mes kažkur čia ir turim maršrutą. 23 kelias. Tai važiuojam iki jūros. Grinai į šitą vietą. Gausis į vieną pusę apie 25. Nu, bet žino, kai būna 25, dar plus 5 ir tada jau gaunasi visai solidžiai. Sveikučiai! Nepatikėsit, prieš paskutinę dieną saloje. Ir grįžimas namo laukia. Ir rytoj. Geras. Grinai važiuosim čia, per kur atvažiavom. Lietingą dieną. Pasirodo ne tik dviračių kelias. Jo. Gražu žiūrėti, šis dviratukas įveikiau 1000 kilometrų. Jokių problemų su juo neturėjau. Nu, papildomos įrangos problemos, tarkim, sakykime, kojelė ir priekinės tašės laikikliai. Dabar čia truputį patvarkiau, gal nebebus taip daugiau. Pamatysim. Ar pasiekėm 50, pažiūrim. Eina, savo, kiek nedaug truko. 50. Beveik, be kapeikų, kaip sakant, ne? Keliautojai, kas mėgsta vaikščioti peškomis. Wow! New record! Truputį pamynėm, rekordas iš karto užfiksuotas. Pasiekėm Sostinės salos. Pro ją teks pravažiuoti ir tiesiai iki jūros. Prie didelio miesto ir tokia atsiranda dviračių žiūriu. O taip ir būna. O tai kur kaimiečiams važinėti per kelią? Mes esam dviračių tokia. Pažiūrėkit, kas su Google darosi. Net nerodo, kad yra. Rodo, kažkur važiuoja kaip pagrindinį ir panašiai. Tunelis gražus. Man patinka jis labai. Tiesiai mes į miestą. Išvažiavam, hei. Atsimenat, kur važiavom? Per lietų ir čia vandens nebuvo pilna dabar. Visi keliai tik su dviračiais, o mūsų šiandien kelias 23 Sundown. Kaip matote, už manęs policijos nuovada ir kaip tik ten vakar buvom. Viską dabar papasakosiu, kai baigėsi su Terra GPS trackeriu. Sustojau, žiūriu kitoj pusėj. Metosi. Kažkas čia kaip navigacija, gal nežinau, Terra. Nu, vėliau pasižiūrėsiu per Google, kas čia yra. Gaila, kad kažkam nepasisekė taip. Bet gal galima atsekti kažkaip, pažiūrėsim. Vis prašiau, kad atsiųsiu savo numerį ar adresą, sakau, galiu paštu atsiųsti. Jam pasiūlė tas netiko. Ir aš nesupratau net kodėl. Aš paaiškinau visą situaciją, kad aš keliauju ir neapsistoju vienam mieste ir kad aš ne vietinis. Tai galų gale jau kaip apsistojau saloj, jis sako, saloj gali mano draugas privažiuoti ir pasimnu. Tai gerai, aš jokių problemų, galim susitikti, žinai. Gerai, parašiau, tegul privažiuoja draugas vakare arba ryte, susitartuoja mūsų vietoj ir susitinkam ir perduosiu jom tiesiai iš rankų į rankas. Ir sulaukiu vakare žinutės. Spėkite kokios. Rašo man, jeigu jūs kuo greičiau neatiduosit šio daikto, kur nors į viešbutį, bele kur nepaliksite, aš jūs paduosiu į policiją, tai jūsų paskutinis šansas. Man buvo labai keista, kodėl aš turėčiau bijoti kažkokios policijos ar dar kažko. Žmogui darau gerą darbą, o mane nori vos neapkaltinti, kad nežinau kom. Nu, patys bandykite įvertinti situaciją. Tai aš kitą dieną nelaukęs, nusibodo man šitie žaidimai, nunešiau į policiją. Nunešęs į policijos nuovadą, parodžiau visą susirašinėjimą. Pareigūnė buvo labai nustebus, kaip tai žmogus negražiai bendravo. Nors aš radau daiktą vertingą, nuo 300-400 svarų. Tai pareigūnė buvo nustebus ir sako, nekreipkit dėmesį į tokius žmonės. Ir galų gale tas žmogus man parašė, kaip aš jam nusinčiau, kurio daiktas paliktas ir panašiai. Ir vėl jis man pradėjo dėkot, labai ačiū, jūs labai gerai pasielgėt, bla 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 bla. What, galvoju? Nieko aš nebetrašiau. Padėjau tašką.
Vėjuota šiandien. Ar jums patinka 23 kelias? Man tai labai patinka. Atsisėdęs ant dviračio iškart pasijutau normaliai kaip savo žmogus. Ne man su mašinom keliaut pasirodo. Ne man. Štai pavargstu nuo to važinėjimo į vieną tašką kitą. Ir nieko daug nepamatai. O čia nuostabus vaizdai, nuostabus šviežias oras. Ir nuotaika pakyla iškart iki maksimumo. Tiesiai šviesiai pasakykit, jums įdomiau matyti mane ant dviračio, kaip važiuoju, ar kaip vaikščio po visokias lankytinės vietas. O, čia visa brigada važiuoja. Štai buvo kadrai ką tik iš lėktuvo. Kaip mano lėktuvas, aukštai nekyla, bet užtenka. O, vaikeli, kaip baisu dėl tavęs. Stovėk vietoj. Blembo vėjas stiprus, laikykis. Atvažiuoju. Išgelbėsiu tuoj. Ačiū Dievui. Išgelbėjau. 2 keliukai. Smėlėtas arba asfaltuotas. Kurį pasirinktumėt? Aš tai rinksiu šiandien turbūt šitą, aišku. Anglijoje yra populiaru iš buvusių traukinių kelių padaryti dviračių. Nu, arba vaikščiojimą. Tai labai gera idėja. Ačiū, kad daro tokius. Kaip kur asfaltas nėra labai tobulas. Ar kelias. Bet visą laiką gamta. Reikia kažką aplenkti. Lenkiam, davai. Taigi. Argi nenuostabūs keliai. Ką tik rašė ženklą Red Squirrel. Nu, tai raudonoji voverė. Dar nei vienos nematėm. Gal pagaliau nusišypsos laimę ir mes ją pamatysim. Dabar važiuoju tiesiai visai po vėjui. Na va, ir žoliapjovykui nepasisekė. Nuleido padangą. Nu, tikėkimės greit susitvarkys ir galės pjaut žolę toliau. 23 kely. 23 minutės liko važiuot. Ką jūs matot? Šakės, ne? Ačiū Dievui, kad mums ne ten. Mes važiuojam visai priešingą pusę. Antinų kelias. Čia kaip matot rašo ir visą maršrutą ir kokia bus next stop ir privijos į Red Squirrel Trail, bet nėra jų. Stojam Central parduotuviai. Žiūrėkit, kokį įdomų radau gėrimą. Energy, mango. Dar nieko nemačiau Anglijai tokio. Bandėt kas nors? Mėly žiūrovai, ką aš galiu pasakyti, dviračio tako į tą pusę nėra. Bet šią pusę gal ir yra. Kelias awesome. Gal čia galima nusileisti dviračiams, tuoj pasižiūrėsiu, norėčiau prie jūros važiuoti. Atvyko keliautojai. Nu, kaip bandelė. Prie jūros dažniausiai būna žuvėdros, ne? Čia varnų hebra. Numeti ir cukrų visas mėgsta. Varnų paplūdimys. Gavom naują gėrimą. Mačo mango. Nu, įdomus skonis, neskaniausias, bet gerti galima. Juodoji mafija. Žiauriai smagu atsigult ir žiūrėti dangų. Nice. Keliaudami nepamirškite pasiimti dželio kokią nors, kuris žudo bakterijas, ir prasivalykit rankenėlės visados. Bus ir patiems maloniau, rankos taip nesitepa. Vis tiek prakaituojam. Nu ir kaip jie čia išplauks? Na įdomu, kaip jie atėjo į tą vandenį lys. Čia šuniukas jis laukia kamaliuko. O čia tai smagumynai. Bet lengvai randa šuo. Geras. Nu, įeidinėja į jūrą, vienas vaikas verkė, labai bijojo. Ne, bėga iš laivo.
Nu, bėga, tai bėga, gal vat, jie dabar liks. Eina savo. Aš čia pats į kelnes pridėčiau. Eina savo, pramoga vaikams. Nu, tėvas ekstremalas. Vaikai, klausykit tėvų, nes vat, nevesit irgi taip išplukdins. Nu, man ir praėjo, sauramiausiai. Kaip jums keliukas neblogas? Subscribing, komentuok ir spaus laiką. Smėlis juodas todėl, nes šią žemę vis skalauja jūra ir pasidaro tokia spalva. Gražu čia pasivaikščiot. Nuostabu, žinokit, prie jūros. Paliekam jūrą, šiltą, aš apsirengęs, kad nesudegčiau. Jau šiandien 33 km nuvažiuoti. Dar visai normaliai jaučiuosi, truputį keliukus skauda. Nu dabar važiuoju prieš vėją atgal. Bet čia tarp medžių tai visai neblogai. Įdomu, kiek mūsų suvalgau keliaudamas. Nu ir šiaip visokių vabzdžių. Pastoja, ką nors įspjaunu. Čia kaip išskirtinių eglučių kokia ferma, nežinau. Prisodintas, auga. Gražios, ne? Kai kurios ir pažymėtos. Aha, ir yra skirtingų rūšių. Šiandien vėjas didelis. O čia girnai dviratininkų kavinė. Tik su dviračiais visi. Jo, čia daugiau su dviračiais gal. O galima ratus prisipūsti ir raktų pasiskolinti. Man liktais nieko nereikia. Jo, dviratininkų rojuje. Nu ir aišku pavalgyti. Kas nenorės pavalgyti skaniai. Mūsų truputį prisivalgiau, tai springstu. Raudonoji. Pagaliau pamačiau raudonąją. Vis dėlto yra tų gražių raudonųjų voverių. Pagaliau pamačiau. Tikiuosi, pavyko užfiksuoti jos gražų kailiuką. Žiūriu, kas čia velkas. Striukiai įsipurtė. Reikia geriau pritvirtinti. Čia yra pravažiavimas dviratininkams, nu bet jau lempą sudėjo, tai reikėtų gal truputį pasistengti, sakyčiau, o ne tai buitiškai. Rytoj keliauju namo ir vėl turbūt lys. Man kaip tik sukeltų, tai prasideda linksmybė su lietumi. Ar negražu? Na ką, brangiai, pasiekėm vėl jau miestą, Newportą, pro kurį važiavom. Tai netiek daug ir liko. Eina sau! Wow. Nu tas akmenų kelias, tai šakės. Išpurtė gerai mane. Vergo protai tikrai purtimo nesijaučia. Au. Atrodo, kad nesenai tik atvažiavau, o čia buvo trečiadienį. Ir jau reikia rytoj išvažiuoti. Dar norėtųsi pratęsti kelionę. Brangieji, įveikta paskutinė nuokalnė. Jau visai nedaug liko iki namų. Žmona užstatė pizzą. Tai jau gavosi apie 54 km. Normaliai, sakyčiau, ne? Pasiekta. Aš jau jaučiu pizzos kvapą. Pats nuostabiausias namukas, 114. Visiems skanaus, kas valgo, o mes šiandien pravažiavom 56 km ir pasiekėm
Max Speed 51,8. Rekordas. Ačiū, kad buvai su manimi. Nepamiršk subscribint, palaikint. Iki kito vlogo.